čia yra Šalčiko rajono krepšinio lyga, kad išsiaiškinti stipriausią Šalčiko rajono komandą, bet žinoma, žaidžia ne tik Šalčiko rajono komandos, žaidžia ir Skaidiškės, ir Vilniaus rajono komandos, tai džiugina, kad ir iš kitų kraštų mes atrandam komandų ir jie nori žaidžia pas mus. Tai labai džiugu dėl to ir tikiuosi, tas bendradarbiavimas dar tęsis ilgai. Aišku, buvo čia ir sunkumų, buvo ir gerų dalykų tikrai, bet apskritai kol kas viskas juda gerąją linkme ir tikėkime, kad dar sugrįž krepšinis į aukštesnį lygį pas mus Šalčininkų krašte. Šiaip šaunuoliai, labai džiaugiuosi, kad iškovojom medalius, galbūt truputį pritrūko sėkmės ir kovos pusfinalėje, bet labai didžiuojasi savo komandą ir esam šaunuoliai, kad turim bent 3 vietos medaliuką. Namuose beli kiek medalių visą laiką stengiamės dalyvauti nuo pat mažens ir tikiuosi, kad ateityje bus dar tokių turnyrų. Ačiū Marekui ir tikiuosi bus komandų ir bus prieš ką žaisti. Tikrai yra planuojama visada daryti tokius turnyrus, tikiuosi bus ir toliau entuziazmas didelis tarp krepšininkų ir galėsim tai vykdyti dar ne vienus metus. Dabar artimiausias bus tai pavasario krepšinio čempionatas, kur tikėkime sulauksim dar daugiau komandų ir bus daug atkaklesnių kovų ir įdomesnių. Džiugina, kad iš Vilniaus rajono yra dar žaidžiančių žaidėjų, kurie nori prisijungti čia. Šiandien žaidėm 2 kėlinius gan neblogai, bet truputėlį trūko jėgų. Tai prie Skaidiškės buvo sunkiausiai. Tai yra fiziški vyrai, gerai veržiantys. Prieš juos sunkiausiai buvo žaisti. Nu ką, gera kova. Smagu, kad laimėjome. Priešininkas gerai priešinosi ten 3 kėlinukus, gal 2,5 taip jau. Aišku, jų buvo mažiau. Mūsų daugiau, stengiamės aktyviau žaisti, kad šiek tiek nuvargintų. Normalūs teisėjai už 3 spaudavo. Tai sudėtingiausia buvo turbūt Novofalo ir legendos iš tų, kurios dalyvavo. Dar Paškonis taip priešindavosi, bet šiaip dauguma komanda, matot, 2 kėlinius normaliai žaidė, po to jau išryškėjo, manau, pas ką yra pranašumas. Gerai susirinkome, buvo visi žaidėjai, gerai gynėmės. Gal šiandien sudėtingiau buvo iš Tydiškių, nepataikėm, gal būtų dar lengviau žaisti anksčiau. Šiek tiek gal pataikymo šlubavo, bet po to viskas susitvarkė ir laimėjom.